kaip Dalius pasakytų, pats geriausias susirašymo automobilis yra koks, ogi Toyota. Ir ne bet kokia Toyota, o Toyota Corolla Cross. Gan minkštas, nepurto, nekrato, labai gerą dalį, sakė, laikyti sąsinį. Tai mes visą laiką neužmirštam užsukti į Toyotą ir pasidalinti su jumis šiais kadrais, kaip šitie automobiliai atrodo, kaip jie važiuoja. Šiaip labai patogus, patikimi ir ekonomiški automobiliukai. Labas ralis, mėly draugai. Praėjo keletą savaitėlį nuo Ukmergės ralio, paskui dar buvo Šilalės ralis, bet jeigu įmant Lietuvos ralio čempionato etapą, tai paskutinis buvo etapas Ukmergėje. Ir jau turim 4 ar 5 savaitės po šio ralio ir vykstame į 4 etapą, Lietuvos čempionato etapą, kuris vyksta Rokiškyje. Grand Rally Rokiškis. Vienas sunkiausių, sudėtingiausių, ilgiausių ralių jau daug metų vyksta Rokiškyje. Turim mes ten savo nesuvestų sąskaitų su šiuo raliu. Tai iš tikrųjų su šiokiu tokiu nerimu važiuoju į šį ralį ir toks išgyvenimo ralis, nes turi daug tramplynų, įvairių trasų, daug skirtingų greičio ruožų, unikalių greičio ruožų. Tai turim 134 km pačių greičio ruožų, yra berods 3 nauji greičio ruožai, tai tikrai nebus lengva šiame ralyje. O aš noriu pasidžiaugti, kad turim pagaliau naują merčą, naujų maikučių. Tikiuosi kažkas užeisit pas mus į palapinę ir galėsit jas įsigyti. Turim dar lipdukų. Manau, kad įsigijusiam maikutės galėsim padalinti. Ir ką, lekiam į Rokiškį, šį kartą stovėsime tokiam jau visai užkampėje, nes kadangi nebevažiuojam su Škoda, tai mus nugrūdo kažkur į galą. Ir šiaip čia turim Europos čempionato taurės etapą, ERT, kitaip trumpintai sakant, sutrumpintai. Tai prioritetas yra FIA reglamentuotiems automobiliams, tai Rally 4, Rally 3, Rally 2. Jiems yra pirmenybė, o paskui visi kiti dėliojasi po jų. Tai iš 60 dalyvių esame tik tais 38. Bet visi klasiokai yra aplink, tai manau, kad žiūrint į 2VD klasę, į RVD klasę, tai viskas gerai. Testų neturėjom, treniruočių neturėjom, automobilis buvo tvarkomas, keitėm reduktorių, keitė galinį balkį, pas latviukus buvo 6 automobilis remontuoti, tai tikiuosi viską padarė gerai, skambino, rašė, siuntė nuotraukas, ką daro, ką tvarko, tai matysim, kaip jiems sekėsi tvarkyti, o mes lekiam į Rokiškį susitikti su Daliumi. Iki. Tai ką, mes jau Rokiškyje. Važiavam į Viadą pasipildyti atsargų ir žinoma kavos. Ir ką mes čia sutikome? Labas, Daliukai, du. Ką čia, barzdelą užauga, girdė? Barzdelą negal skust prieš ralį. Tai va, ir neskutam. Supratau. Ok, mes įsipilam benziniuką ir lėksim. Cross, šits, kur tau patinka, sakai, šits, kur net taip krata. Multi-X. Žiūrėkit, kaip skaniai valgo visi. Su mašinuka eina į trasą. Mato šitie sportinis maistas iš karto, va. Sportinė bulka. Ar skanu? Daug. Džiabelą tą maičianu. Nu, aš šiandien bebūsiu. Pasimsiu kavos, ačiū. Šiandien bebūsiu, bet yra žmonės, kurie mane užjaučia, supranta iš karto. O! Pusryčiaujat. Mačiau, jums paskyrė kažkokiam pareigom naujom. Ai, tenka retka. Tenka? Naują išbandyti. Kavos? Be. Gerai. Liuk. A ką čia daro Ugnius Vanagas, man noriu paklausti. Ugniuk, Ką, nieko? varysi ralį? Jo. Už vairą? Jo, su rally 4 varysi. Eik, melagiau. Kaujiniai. Su GT4 gal? Na, bandysim skaityti. A ne? A tu moki skaityti? Kažkaip. Left 3 over jump. O, 3. Ne.
Nu, tikiuosi, kad tau gerai seks ir galės paskui pamokinti dėdę. Gerai. Laikykit. Okei. A mes einam atsigersim kavos. Auresa, neužmirškim. Taigi, Daliukas klijuoja numerį. Šįkart mūsų numeriukas 38, o todėl, kad RT čempionato etapas ir prioritetas yra FIA homologuotiems automobiliams Rally 2, Rally 3, Rally 4, kas yra Fiestas visokios, Škodos ir taip toliau. Tai mes nepapuolam į tą FIA Rally reitingus. Paskui visi Large 1, tai Tamašauskas gavo tik tai 24 numerį. Tai eisim paklausti, kaip jisai jaučiasi tokio gavęs tokį numerį. Ar nepavis? Bulačką jau. Kažką įmam, nežinau. Va, pasimam kavos, juodos, stiprios. Visą dieną, visą naktį. Tai gerai, 24 valandas per parą, taip? Super. Liksiu gerai, atvažiuos Daliuką pramuš ant saldeką. Mes pasiėmėm kavos ir lekiam jau susirašyti trasų. Tomai, ko nesusirašinėt trasų? Laukia eilės į tualetą. Ai, tualetą? Jau bijau. Ok, pasimatysim. Iki. Tai ką? Judam. Ten vat pirmą greičio ruožą startas. Oras puikus. Jau vieną kartą pralekėm, susirašėm, dabar pasitikrinsim. Kas labai gerai, kad daug greičio ruožų, automobilis išskirstė, dar kol kas nei vieną ekipažą nesutikom trasoje, tai netrukdo susirašinėti. Ten teisėjai tikrina, ar mes įsijungę turim GPS-us, kad nevažiuotumėm po kelias kartas. Ką, kol dar neužpuolė vabalai, lekiam. Surašėm jau keletą greičio ruožų. Jau pusė pirmos. Daliukas sako, noriu jau ką nors užkasti. O mes kaip vis laik turim čiplio sausainių, čiplienės, iš tikrųjų, sausainių, žiauriai skanus balkučių, su varške, tai ką visiems skanaus, mes lekiam. Saldumynų kaip ir negalima, bet nesižengsim. Kokie rėmiai taip ir atrodom. Nes valgyti nėra daugiau ką. Nebent grybų mišką. Reikia dabar kokią mėsos apdirbimo cechą rėmėjų paimti, kad būtų dešrų na rally. Kelintas, 12, ne? Nu ką, pradedam. 100. Stop, tramplinas. 20, dešinės 2. 80. Bajorai. O ką turim bajorose? Ogi, bajoro čeburekus. Užsuksim, pažiūrėsim, ar dar liko šiandieną neišpirktų. Norėtų ir dalį, sakė, paragauti. Bajorai valgys bajorų. Bajoriškai. Bajoriškai. Ne bajeriukas, a bajoriukas. Bajorų parduotuvė. Pažiūrėkim. Sveiki gyvi, kaip gyvenat? Kita Lietuvos kraštas važiavam čeburekų valgyti. Sakė, pas jūs čeburekai labai skanus, ar pavaišinsit? Ar apgavo mus? Na, pašildysit? Šiaip iš porana labai išpopuliarėjo čia. A ne, tu matai, gal mes prisidėjom prie to populiarumo? Gali būt pakeikim šildės. Po vieną, ne, Daliu? Labai didelė. Aha, tai po vieną. Po vieną pašildykit išsinešimui. Tai va, užsukit į bajorus, į bajoriuką, užkaskit čeburekiuką. Bajoriukę gausit ne tik čebureką, bet va, ir sausainuko. Galim. Čiplę sausainių irgi turi. Nu va, jeigu negaunat nusipirkti, žinokit, kad bajoriukę sausainuko rasit irgi įsigyti. Tai ką, atvažiavome 80. Čia seniau atvažiuodam iš kairės pro špilką vadinamą. Ir asfaltas būdavo, dabar startuosim nuo asfalto. Dalis jau pasiruošęs. Ready to go, užteks sąsienio šiandien? Dar yra, ne? Nu gerai, ką, lekiam. Tai ką, mes jau servise, grįžam, jau servisas irgi pratuštėjo. Ilgai susirašinėjom greičio ruožas, net nežinau kiek valandą.
po 9:15. Tik baigėmės Greičio ruožas susirašyti. Atvažiavo Rolandas, atvežė BMW, mūsų busas, Apočkinas, Dalius. Daliuką paklausim, kaip šiandien Daliu tau susirašymai? Kaip susirašym, batareiką pasiekti. Pasės, sako, nebesuprantu. Ne, nu tai kur, nuo labo ryto iki dabar baigiam tik tai pasirašyti. Nei valgė, nei gėrė. Nei gėrė. Nu. Tai va, ant sausai negyvi, žodžiu. Pa, čia vyksta servizai kažkoks. Ką čia daro, tai jau vagėt radus? Pradėjo vokti. Nu, kaip galvoji, kaip susirašėm? Aš manau, kad gerai. Gerai, ne? Jo, daug kas yra žinoma, bet šiaip pagal stenogramą, manau, taisyklingai viskas, o kaip bus, pamatysim rytoj. Tai jo. Rytoj nuo 8 šikdaunas, iškart nuo ryto keliamės ir lėkiam šikdauną, o nuo 2 valandos startuojam jau, pirmi automobiliai startuoja į pirmus Greičio ruožus ir toj turim 6 Greičio ruožus ir tada lauksim jau šeštadienį. Jo. Tai ką, šiandien tiek, važiuojam Pavakarieniaut ir ilsėtis iki rytdienos. Iki. Labas ralis, labas rytas. Tai ką, antroji ralio diena, arba tiksliau pirmoji ralio diena, vakar buvo susirašymas, šiandien jau tiesiniai važiavimai. Štai mes su Aurės automobiliu vakar susirašinėjom trasas. Viskas buvo super, o dabar lėkiam į servisą, kur greit lėksime į tiesinį Greičio ruožą. Daliuk, kaip išsimegojai? Gerai, nu, biškį dar norėjau pamiegoti ryte. Kažkas prikėlė, ne? Ne, kažkaip biškį naktį blogai miegojau, paskui ryte užmigau ir kažkas prikėlė. Aha. Tada teko šokti prūdą. Supratau. Kaip prūdas, kaip vanduo? Nu, toks geras atgaivinti. Atsigavai, ne? Aha. Nu, super. Ok, o dabar lėkiam. Turim va tokį va reikia automobilių parką. Pagaliau padarė, kur gali vairuotojai pastatyti automobilius po susirašymą. Ei, sveikatą, Daliuk. Ir, nu, ką, gerai. Aišku, turbūt reiks paeiti, bet seniau būdavo problema, kur pastatyti, ten kiekvieną kampą mėtydavom. Tai dabar kažkur tai turėsim vietą automobilių. Sveiki, kaimynai. Sveiki. Labas rytas. Labą rytą. Ar gerai smiegojat? Aišku. Dar porą valandų daugiau būtų dar geriau. Viskas labai greit vyksta. 8:19 mūsų startas, jau lėkiam link tiesinio Greičio ruožo. Ką jau vietoj? Labą rytą. Vietoj padangytės įdėtos. Dedame šalmus ir lėkiam. Pralėkėm vieną kartą. Štai Daliukas, tai Andrėjus, Sakackas, mūsų klasiokai. Ten visi važiuojam panašiai vienoj sekundėj. Sveiki, gyvi, labas ralis. Labas ralis. Labą dieną. O? Labą dieną, sėkmės. Labą dieną. Gerai, ačiū, kad palaikot, kad sergat. Gerai, žala bus antras. Šiandien. Matysim, bet ne nuo mūsų priklauso. Gerai, sėkmės. Iki, visą, malonu. Stebėjus, sekiu. Dėkui. Tai va, fadai jau renkasi prie trasos, o štai ir Nėts Radišauskas. Labs, Nėtai Radišauskai. Sveiks, Gabrytė, nu, kaip gyvulis? Eina? Eina. Galėtų daugiau. Galėtų daugiau? Galėtų 4 litrai būt kokie, ne? Galėtų jau kaip ir tiek, kiek eina. Tiek,
Kaip po pertraukos sugrįžimas, kaip jaučiatės? Taip pat žinai, kaip būna. Tau ryte atsikėlus jau blogai, po pertraukos dar blogiau. Dalį sakau, aš dar nepašykau, sakau, nepavarysim. Nu, aš irgi to nepadariau. Dar ir 3 mėnesiai, kiek čia pertraukos. Na tai taip. Bet gerai, smagu. Svarbu ramiai važiuoti, įsivažiuoti, paskui jau pasikaposim. Gerai, eina patrauks pašlytę. Tai va, grįžo Nėdas į trasas po 3 mėnesių pertraukos, kaip jis sakė. O mes jau ruošiamės antram savo bandymui. Grįžom iš tiesnio greičio ruožą, štai ir Jonas Miknius grįžo. Jonukai, labas. Ar skaniai vėdas kova? Čia žinau, Mažiai skaniai geri, Jonuks. Nu papasakok, ką nuveikiai per šitą pertrauką tarp ralių? Kaip čia pertrauka, kiek buvo pertrauka? Nežinau, kada pasinkai važiavai? Jo. Ukmergėj? Jo. Tai mašinį kažką patobulinai? Aš tai pridarė. Pridarė? Jau minkščiau, nori botelę. Minkščiau, važiuoju. Jo. Ne, nu kažką. Gerėjai mašiną, ne? Gerai. Gerėjai, ne? Pabiški, ne? Tai Paulę paklaus, Paulį pakalbėti. Paulį visą laiką nori. Ne, žmonės sako, aš iš akių, matai, žmonėm patinka, kaip tu kalbi pasvalietiškai, Paulius nemoka. Tai jis gali paprašysim kažką. Taigi ir tu kalbi. Kaip vaikai tavo gyven, žmona ir panašiai. Jonas turi dar BMW M5. Nu kam tu čia dabar išpasakoti? Man pravežė šių savaitę. Tai gerai traukė. Golda, sako golda. Sako golda juodai. Tai kas geriau, ralinė traukė ar gatvinė? Gatvinė biškiai traukė, ne? Bet su ralinė įdomiau žinau. Bet ralinė yra... Jeigu gaunas. Ralinė yra iš ko dadėti arklę? Mano jie. Yra. Nelendam prie šitą reikalą. Kol kas dar kitų dalykų reikia. Nu, tai tu užtenk. Paskui bandysim gal. Supratau. Pabiški. Gerai, vis gerai. Tai šį ralį jau BMW kapą aplenksi šį ralį. Ką? Bandysim. Gal skambint kokiam 6 atvežtų, tad bandom. Jo. Tad Tai va. galim bandyti. Gerai, Jonuks gerai, motyvacijos nepraranda, visas tvarkoj. Dėžė sekvencinė dabar pas Joną, jau motoras atreguliuotas, jau antelagai veikia, ne? Veikriom tą reguliuoti, važiuoklą pareguliuoti, nu bandysim dabar kažkaip.
Tai gerai, lauksim dabar augančių rezultatų. Nesinervuok, dar nepavystyt tai. Gerai, nesinervuok. Paulius juokas. Labs, jaunuoli. Kristijonas daro atsakingą darbą. Turim naują rėmėją. Krautera. Prisidėjo prie šio būtent ralio. Mums radom naujų rėmėjų. Čia dar ant vieną sparną nėra, o ant kito jau atsiranda reklama. Krautera, keltuvai, pakrovėjai, nuoma ir aptarnavimas. A ne, Kristijonai? Va, pamojuojam mergaitėm, labą dieną, gražiai atrodote. Va, ralio fanės kokias. Jonai, ar tau patinka ralio fanės, kai būna ateina į seriosą? Gal, bet daug ką, manęs visą laiką. Geriau, tas Aš galvoju, Jonai, tu vis tiek tai žmogus patirtim nuomonę išleišti. Va, fotkina labai gražu. O mechanikai dirba, Jonas baigia mus apvalgyti, atėjo apvalgyti čia. Nebeliks man nieko. Jo, va, banana. Jum bananioką. Ką raupsuotėjai, nehomologuotėjai? Man atrodo, tu iš tos pačios serijos, jeigu klystum. Sveiki, berniukai. Iš kurios pusės atėjai? Su tavim net nešneka. Iš galiorkas. Na, augi. Kaip mašė viskas gerai, žiūriu, dažų sluoksnis jau kelintas jau. Devintas. Gerai. Gerai, kaip pačiavai šiandien tą šikdaunę? Gerai, pakilėgi, apšilai. Apšilau, po biškį. Kaip jums tas provežas? Netrukdė? Ne, mes pasikėlė mašiną biškį. A, jūs neturite? Ne. Ральф Сирматис. Его новая машина Mitsubishi Evo 9. ракета, гонка. Ну, успел сделать на Рокичкис? Ну, видишь, ехали шайдаун. Медленно, но Да, а ехали. почему медленно, хотел спросить? Ну, не успели развал сделать. Руль кривой, все кривое. Ну, как-то едем. Ага. Ну, знаешь, как проедем первые 2 допа, привыкнем. Ну да, Тогда да, пойдет. да, да, Ну, да. но все остальное Ага. работает. Ускоряется, тормозит. Это главное. После Subaru чувствуется, что по-другому все? Намного легче ехать. Легче, да? Все кривое, но все равно легче ехать. Рулится и... И тянет, да? Да, все есть. Я но- понял. Ну, я видел там фотки твои, но очень... Реально, как реставрацию сделал машины, да? Все так и поменял, есть, все Да, железо. пол машины в железе поменяли, Да, да, да. или даже больше. Легче стало теперь, может быть, Ну, да? вот хочется на весы поставить, потому Ага. что в прошлом году весил очень много, 1400 килограмм. Ну как десятка, Ну да. это слишком много. Ну Нет. сейчас надеюсь, что меньше. Хорошо. Не знаю, будет где-то весы, надо спросить, наехать. Окей. Заплатить деньги. Все, ребята, увидимся. Счастливо, пока. Taigi, Ralf Sirmatis, pagaliau grįžęs savo evoliuciją. Buvo visą išpjaustęs, keitė dugną, keitė spardus, o dabar jau pagaliau išlėkė į trasą, į Rokiškį. Taigi, aikštė, vis laik mes stovėdom senais laikais tenai, šiemet pastatė mus čia. Tai gali būti, kad kai kurie ir mūsų nesurasit, labai gaila, bet, nu, į užkampį. Kai nesuškoda važiuoja, tai pradeda jau skriausti šiek tiek. Ką darysi? Nu, Europos čempionatas, FIA automobiliams prioritetas šiame ralyje. Taip jau yra ir nieko čia nepakeisi. А что это Трапуйлас новый сервис, va. Трапуйлас mašina plaut, blizga. Dar čia kažkokia mašina viena. Sveiki gyvi. Einu kokį biškę atsuksiu varžtą, da ką nors, žinai. Sveiki. Ui. Prisukti. Apsauriams. Labas, Aurimai, tu paaiškink, kaip taip atsitika, kad tas būzų meistras pas tavį atsirado? Principe. Principe? Da. Tai va, tai neužnisa jisai tavis? Net pavargau. 3 savaitės ir jau pavargau. Sportuot pradėjo, jau neveiksmų papildomų. Da. Nėra blogai, žinai, kai sakau, tai pas mergas lengviau eidamas. Kaip prie BMW sunkiau aptarnauti BMW negu, pasakykim, tokį automobilį, Fiat? Ne, nesunkiau. Daugiau darbo. Bet vis tiek pat tokį automobilį turi aptarnauji, nu, turi patirties tokį automobilį aptarnaujant. Patinka vat prie M-kių dirbti? Jo, pažįstama, faina, viskas.
Tik tai, kad biškį perdaryt reikia čia. Ai. Kad Aš kiek žinau, finišą siektų. jis tą mašiną kiek turi, visą laiką tik tai ir perdarinėta. Kai važiuot normaliai dar nevažiavo. Aš sakau, bet gal kiek čia dedi, gal esu ar petkišį. Ne, jis įsišpyris, žinau. Ai, ne papurškis. Jam papurks svarbiausia. Na gerai, Sauliau, žiūrėsim, kaip tau seksis parkšti. Žiūrėsim. Žiūrėsim. Žiūrėk tu. Sveiki gyvi, pacanai. Žiūrėk, kaip čia prisirinka visokių. Kas čia bus, kaip tu galvoji? Nežinai? Bausmas. Bausmas. Sakė, briefingiuks. Dzień dobry, panowie. Maybe you want to go to toilet? Vakar sutikom abu kartus įsijoję. Šiandien turim visokių naujovių ir turim pasikeitimų šturmano pozicijose. Tai ūkiniu, ką tu šiandien, kam tu šturmanauji? Pakalbėsim, paskaitom. Gausim paskaitimą. Trumpai sakyk, kam? Rakauskas su Toyota Celica. Patinka? Geriau vairuoju. Nauja patirtis? Nauja. Environmental delegate, so we will check after your service cars are left. Mitingas, So we keep the place as tidy as possible. Thank you all. Prieš pijoks. Eisim pūst. Start positions. If you have questions, Susitiko du influenceriai. Vienas influenceris ir kitas influenceris. Labas, Ralis. Labas. Nu tai einam po žingsniuką Na. ir gal. Tai žinok, Giedriau, dabar tu vos šeimos neišskyrei. Eik tu. Su savo liežuvėliu ilgo. Ne, tiek prikalbėjau. Nu palaidžiai, nusifotki. Matėjau. Na, greitai, atik čia fotki. Oi, nenugriuk. Pritum Petrui. Žiūrėk čia. Žiūrėk čia. Ačiū labai, sėkmės varžybose. Tikėjai visą. Nu, užsuintrigavai mane. Tai sakė, stenogramos nekreipkit dėmesio. Aha. Taip? Mūsų mokytojas, Aha, instruktorius. taip. Žiūrėkit į vairavimą. Tai mes apie vairavimą kaip ir nieko nenusprendėm, bet apie stenogramą aš gavau šiokios tokios... Prašau, ne tas dubas, blė. Kritika. Nu. Šiokios tokios kritikos, pamokymų. Nu. Ir išvažiuojame susirašinėt. Aha. Ir vidury to po žilvą metą stenogramos sąsiuvinį ant žemės. Ir rėkiant manęs, tu ką čia darai? Aha. Sakau, Giedrius porą man tipsų davė. Aha. Sako, taip nieko nebus. Jums nebepatinka. Nebepatinka. Sako, ką aš jums sakiau, neprisigalvokit nieko. Tai, žodžiu, permastėm ir sako, kodėl tu niekada nieko neklausai, o šį kartą sugalvoji paklausyti nuotraukos. Kai sakiau, pasimokyk vairuot, o ne stenogramą. Nu, tai va. Ai, čia šitą šeimą. O, tu matai žilvinus su pavydėja gal jisai. Ne, tai tu šeimos neišskyrei. Supratau. Nu ką darysi, nusuori žilvin. Bet viskas gerai. O kaip tau, kaip surašymas šiaip, kaip Tai nuotaikos? gerai, kai grįžom į normalią stenogramą, viskas gerai. Supratau. O shakedownas, kvalifikacinis kaip? Tai norėjau pirmas pravažiuoti, bet žala per kojas man pervažiavo ir nuvažiavo vis tiek pirmas. Nebūt žala. Jo, tai aš pažiūrėjau laikus, kad pirminę įvažiuosim shakedowną, tai tada suvažiavom 11, kad nereiktų rinktis ko liko. Nu, paimti kas liko, nes greičiausiai, kad 10 rinksis jau nepatogiausia pozicija. Bet kaip Savyto, atvažiavai nesenai čia prieš, kiek čia, savaitę, 2? Ir dabar jaučiasi tas, toks, kad biški forma ta yra jau geresnė? Nu, vis tiek gal namų sienos, galvoji balsas pažįstamas, patikimas. Patikimesnis, sakykime. Patikimesnis balsas, tai drąsiau. Supratau. O tai drąsiau, aštriau, daugiau azarto, energijos, vėliau stabdymo. Vėliau, dar vėliau. Jau dabar vėlai stabdžiau, bet dar vėliau reikia stabdyti. Gerai, nežinau, ar čia pavyks. Gerai, po ralio pažiūrėsim, tavo ant bord pažiūrėsim, kaip tu stabdai. Ok. Giedriu, praėjo kiek, 5 savaitės nuo praėjusio ralio. Mačiau, jau buvai gerai užsigazavęs, Ukmergėje jau splitų žiūrėjau, blemba jau net sirgau už tave. Kas ten buvo pas tiem tam splitį?
Nieko, ką, biški į vidų per daug nupjauta buvo, Domžala prieš mane padarė tokį pačią klaidą. Aš irgi truputį per greit, ir į vidų ir kliurkti, ir papuksau. Bet, jau geriau įkris, bet ait stipriai, negu atsargiai važiuoti ir vis tiek koks 5 ir 7, tai toks. Jo, mačiau kvalifikaciją, irgi neblogas laikas, 4, bet šalimais Gezevičiaus. Koks šiam raliui, koks tavo tikslas? Vis tiek tavo, kaip ir, galim sakyti, namų ralis, pusiau galim sakyti, ne toks, Rokiškio vis tiek. Rėmėjų namų. Jo, bet... Mano, bet, pats žinai, čia visi jau tos 10 metus, čia niekam jisai nėra svetimas, visi tie greičio ruožai, kur beveik mažai ko mes čia nežinom, žinai, čia ne apie vienaskaitą galim šnekėti, o lemba, kaip bebūtų šiemet kas raliai, tie tikslai mažėjo. Jo. Neįmanoma nieko užsikelt, nes paskiau liūdna būna, tai geriau jau ne, bet... Turi savo mėgstamą greičio ruožą ralio Rokiškė? Lemba, gal tas ilgasis, tas... Bagdoniškis? Jo, tai tas, geriausiai žinomas, lengviausias. Su BMW būdavo baisu, kai ten tokių greičių pilnais reikia. Su Škoda Dzin nesibėgėja tiek. Ir tai toks, manau, kad šitas, tikrai nei ten tas žalos tramplinas, nei ten kiti tiek, kur daugiau šiukšlynai, o tau kuris? Man gal 3, 4 labai gerai sekasi. Tas... Jis trumpas, bet greitas, toks kaip trumpas seksas. Jo, ir yra, žinai, klausyk, tai ką, linkiu šiandien arba šiame ralyje išlošti bent vieną greičio ruožą, motyvacijai pakelti ir lauksim aukštų gamybinių. Tau finišuoti nesulūžus, o kai nesulūžti laimi su BMW. Greičiausiai ir bus. Ten klasė paprasta. Ok, gerai, davai, gerų rinkimų. Prasidėjo traukimas burtų. Labą dieną. Fija. Hello. Taigi. O, привет. Как ты? Чао. Видишь, как он Ревнует. O tuo tarpu dulkės labai neprognozuojamas dalykas. Labai sugadinti gyvenimą ir daug streso. Taigi, Vaidotas ir Ugnius renkasi pirmą starto poziciją. Neįtikėta, ačiū tau. Vaidas per tą laiką surinko pirmą poziciją. Kokia jau yra pasirodė pirmojas SIS ekipažas. Rokas Steponavičius, Markas Buteikis. Naujas ekipažas. Abu lenktynininkai. Rokai, kaip gyvena Dovydas ketvirtis? Vis geriau ir geriau antibiotikai pradėjo veikti, bet šiandien vis tiek gavau žinutę, sakė, kad tikrai nepavyktų dalyvauti, bet jeigu rytoj ta savijauta bus geresnė, tai sakė, tikrai atvarysiu jūsų palaikyti. Markai, nenorėjai kvalifikacijai per vairą truputį patraukti? Ne, nebuvo tokio noro, bet važiavimas su greitų vairuotojų labai malonus ir kai kažkiek pats supranti, kaip reikia atlikti tą trajektoriją ir išpildymą. Ir labai malonu buvo diskutuoti po finišo, kur galima ką padaryti geriau ir tas gaunasi kažkaip. Tai žiūrėsim, ilgas ralis. Žiūrėk, dabar dėl starto pozicijos. Ar jūs tarėtės ir ką galvojat? Jo, daug diskutavom. Jo, priėmėm sprendimą, bet kartu pasitarė su Marku, tai jis toksai saugus, sakyčiau. Tai antras numeris, dėl to, kad Vaidas teisingom linijom, teisingais stabdymais, tai mums šiek tiek bus lengviau pabandyti pakopijuoti. Ok, Rokas Steponavičius, Markas Buteikis, antra starto pozicija. Štai taip. Steam, dar vienas ekipažas, Deividas Gezevičius, Evaldas Kvederis. O, hebridė. Šį kartą biškį praleido. Tai kaip tas kvalifikacinis greičio ruožas? Labai geras, iš tikrųjų, prabudimui ir kai nemokamai leidai džiabus važinėti, tai būna labai smagu. Žiūrėk, Rokas ten kažkokį jauną šturmaną pasisodino ir va tau įvežė. Kaip bus ralyje? Labai tikiuosi, kad panašiai važiuos, kad mes turėtume pasitempti ir didinti tempą, kad būtų įdomiau žiūrėti ir patiems važiuoti. Ok, 3 vieta kvalifikacijai, o kokią starto poziciją rinksitės ir kodėl? Tai mes daug diskutavom, pasitarėm ir komandiškai nutarėm, kad renkame startuoti 9. 9. Wow, 9. Kur čia tas greitis, taip greitėjam, o nelėtėjam metam bėgant. Bet matai, 5 sekundės, tai žiauriai daug. Be abejo, o pernai Vaidotas įvažiavo 26 ir atrodė, wow, ką jis daro. Šiemet 26,
ir dar toks, kaip Rokas pasakytų, su klaidom. Jūs finišavot ketvirti. Kaip galvoji, kokią starto poziciją pasirinkti ir kodėl? Niekad 8 startinio numerio neturėjom ir 8 nevažiavom. Toks, bent jau neprisimenu tokio, tai pabandysim 8. Ai, tai jūs būsit tas greitas ekipažas, kuris Davidui nepaliks dulkių. Kokią vietą pasirinksi startuoti ir kodėl? Panašu, liksim ir 5. Rimtai? Ja, manau, saugiausias variantas. Labai įdomi pasidėlioja. Vairuotojai laukia. The speed that they have, yes, for me, of course. Stages are beautiful. A little bit too much stages because yesterday was a lot of work. But it will be good. Sako, vakar buvo daug darbo, susirašant, kad daug gal greičiau rogo. Great weekend. All right, what is your choice of the starting position for today? 7. Number 7. A round of applause. 7 starto pozicija. Liko 8 kvalifikacijoje. Exactly, Ramona. So number 8 on the qualifying stage now to choose their starting position for today. It's Pavel Važny and Lukas Jastrepčiak. Pavel Važny, sakė, rinksis 10 numerį. 10 startinę poziciją renkasi svečiai. Kol pašnekėjau, už tai visi išsirinkė. Žalas Steponavičius, Tomekas, Berninė, Kvedras, Damžala, Kratožinskis, Vyrantas, Gizėžis, Važa. Pažiūrėsim, kieno starto pozicija buvo geriausia šiandien pasirinkta. O kaip sekėsi kvalifikacijai? Tai va, gražuoliai automobiliukai sustatyti į uždarą parką ir neužilga jau pajudės į trasą. Einam ruoštis, kauptis ir bandysim judėti. Dalis starto tvarką žiūri. Matau 20 ir 3,8. Tai stovėm 20 per statį? Jo. O, prašau, laiks 14,50. 14,50. Nu ką? Starto list. O per tą briefingą nežinau nieko, nes aš nesuprantu, ką kalbėti. Aš buvau briefingą, viskas gerai. Aš irgi buvau, bet... Nu, geras nuotaikas, mes pastovę. Atstovėm į 20 vietą, ne? 20 vietą. Gerai. Nu ką, kolegos. Seną priešikau. Gerų startų visiems. Davai, pasimatysim. Kur Trapuila? Davai. Judam. Startų finišo gėdriu. Nu ko? Hebrytė. Ralis prasideda. Dalim su naujais kombinzonais, daliuką surodė. Mašinas. Oh, yeah. Mūsų mašiną atsėlė. Visą komandą filmuoja. Ai, komanda. Kad tu be naują kombinzoną. Sena. Komandžiokai. Davai. Iki finišo. Reikia. Taigi, Linas Vaškys jau ant pakilos. Beniušis, Sirmatis, Slatkė, Apočkinas. Ir mes. Aš pusų paskos Sakackas ir Saulis Trapuila. Visi BMW-stai susirinko į vieną vietą. Na. Labą dieną. Labas, Dariuk, kaip sekėsi shakedown'e vadinamam? Blemba prieš shakedowną, tai labai tokia, nežinau, nuotaika prasta buvo, atrodo, nenusteigęs, kažkoks blogas jausmas buvo, bet pralėkėm, iš jausmo jau kažkaip geriau pasidarė. Taip kažkaip įsivažiavom, vieną važiavimą, antrą, trečią nevažiavom, nes labai išmaltas stipriai buvo, tai nelaužė mašinos, pataupėm. Bet šiaip gerai, testinis labai gerai prabudino, toks faini, dabar nuotaika visai kita. Nu, supratau, na liuks, pažiūrėsim, tai neblogai gazuosi, mačiau. Nu, kol kas jo, bet patirtis to, žinojame, gali kažkam iš padėti gal. Nežinau, kas čia žino tos greičių ralius, daug naujų. Kelintais metais čia pirmą, kad lėkit. Tai 10 metų ralius, tai 10 metų? 10 metų lėkėm jau čia. Bet ne vis laik finišuoti. Aš dar teisę neturėjau. Norėjau parodyti, kaip atrodo live transliacija per radiją. Aš tai Ramūnas. Rakiškė ralio radijas. Labai malonu, Ramūnai. Labai neįterį dar kalbu. Supratau. Bet labai gerai atrodot kaip oldschoolinis, aš oldschoolinis driveris, tu oldschoolinis reporteris. Visi gerai. Gerai, man tik. Super. Tai ką? 10 sekundžių ir jau važiuojam ant pakilos. Ralis prasideda, ne, Dariu? Jo, ralis prasideda. Это супер! Žemaitija, Dalis Kėlis Notkus ir Dalis Strižinas. Na, Kėliau, kas čia atsitiko, kad tu visai ne tame automobilyje, bet vis tiek raudonos spalvos?
Visi automobiliai geri, iš tikrųjų, slag norėjau išbandyti BMW, pagaliau jį turiu galimybę jį išbandyti, labai smagu, labai specifiška, niekada nemokėjau važiuoti labai gerai galovaromais automobiliais, tai turiu savo tokį šiokį iššūkį, bet kartais sekas, kartais ne, o kaip seksis Rokiškyje pamatysim. Giedrius turi tokį piktintą Volkswagen Passat, pirmadienį sustoja šalia sankryžai, prisidarė langą ir sako, ko toks rimtas važiuoji, sako, pirmą dieną į darbą, taip kad tu taip nevažiuok šiandien trasoje kaip aš, važiuok taip kaip akis išdegęs varai su Volkswagen Passat. Važiuosim dėl žiūrovų, kaip visada. Aplodismentai žiūrovai, palydai 30 pilis, pažymėtas 30 Dakar. O rankas dėdolausiu vaikai. Ką, nusinulinai? Priekis Latkė. Daliukas Lengvidas. Einam imti šalmus, dėtis ir ruoštis startams. Sulėkėm pirmą greičio ruožą, visi labai arti. Kaip sekės Dariukui? Ko trūko? Klaidą padarėm ant staigaus. Ai, stabdymą praslydam biškį? Nu, įkrytom, bet stojom. Supratau. Ok. Neužilga mūsų laikas, einam ruoštis. Nidos gerai suvarė. Taigi, 2 greičio ruožai padaryti. Antrame greičio ruožai padarėm porą klaidėlį. Vienoje vietoje pats išslydau, kitoje vietoje biškį praradau skaupimą ir neišgirdau vieną posūkį, kad pristabdžiau be reikalo. Bet šiaip neblogai. Dabar iš pirmos nukrytam į trečią klasę į vietą. Bet viskas labai yra arti. O kaip Andrėjai sekasi, žiūri, ratus žiūri? Gerai. Neleidžia? Stabdžiai nebeleidžia? Greičiau galim buvo tiesiog važiuoti. Tai galim visą laiką, bet į visiems vienodas sąlygas ir antrą kartą varyčiausi, jau žinau, kur dadėt galima, ne? Aš žiūrėjau tavo 18 metų ant bordų iš antro, kur praslydau tą posūkį kavarną. Ai, na. Tai ne, per saugiai.
Jo, nu ten toks yra, kur turi pataikyti jį gerai, žinai, jo. Tai va, tai pirmą labai atsargiai, antrą jau gerai jau užputėt, ne? Galvojau, kad atvirkščiai bus. Ne? Aš čia dažniausiai pirmą lėčiau važiuoju pas savo, bet nu irgi kažkaip matai vis tiek. Nes pirmą pravažiavo, man patiko, tai galvoju, neblogas laikas. Bet matyt, tas valas irgi, kuo vėliau važiuoju, tuo gal gerėja valas, ne? Panašu labai. Nu, tvarkoj, ką? Kaip šturmaniukai? Viskas tvarkoj? Supratau, liuks. Petriukas įvažiuoja į servisą, mes jau laukiame savo laiko. Pralėkėm 3 greičio ruožus, 3 neslėpsiu, biškį papatėm, padangom, matau, nepatiko tas dalykas. Kaip jum? Neblogai. Jam dalį sakė, ten keli laikai, tai ten top 3, top 2. Mes pirmus 2 ruožus turėjom 2 minučių pertrauką, po patiko. Tai dulkių visai neturėjom, bet va tam 3 ruožė paleido jau iš karto, minutę po. Tai jau buvo dulkių, tai gal rezultatas vis tiek neblogas, kad ir dulkėse, bet važiuojas, nežinau, nuotaika gera, tai viskas. Super, gerai, šaunuoliai. Paklauskim Justo. Nu, Justuk. Sveiki. Labą dieną. Gerai pati? Ačiū. Top 2 net buvo, liktai sakė, ar ne, ar top 3? Tai dar dabar gal? Gal ir, nu, netgi. Žalai įvežiai. Aha. Pažymė kalendorių tą dieną. Aš tai galvoju, kažkur yra momentų. Gal Vaidas valo kelią, kiti gavo daugiau dulkių. Kelintas startuoja tu šiandien? Mes 13, man atrodo, startuoja, bet mes nuo lėčiausio homologuoto gavom 2 minutės, tai mes truputį be dulkių važiavom, 2 dopus. Po to kažkodėl gavom jau normaliai. Tai jau šitam jau dulkių gavom, nekritiškai, bet jau... priverti. Jau kaip pirmus 2 švarius turi, po to taip. O šiaip kiek? 15 sekundžių. Čo, varyk.
Dar Nu, gerai jūs. Paklausk mūsų, su kokiom mes padangom. Su kokiomis padangom važiuojat? Black Round Pirelli. A su kokiais amortizatoriais važiuoja Lina šiandien? Martina. Ir kaip? Patinka? Puikiai. Gerai, klauso mašiną? Jo, ir biškai dar patestavom, padėjo Marius, tai labai gerai. Patenkinti, ne? Jo. Kas pasikeitė? Kas pasikeitė? Konkretesnė mašina ir važiai Shakedown'e, kur ta baisulinė vežė tokia buvo antrų kartų, tai su sena versija mus šveisdavo lauk tiesiog, o dabar jinai kažkaip pasimakaluoja, bet lieka vieta. Ai, supratau, nu aš tikrinčiau jaučiatės. Jo. Nu dar aišku, biškai reikia pasipratinti pačiam. Kaip jūsų klasiai, koks dabar? Jeigu tiesnai nežinau, kaip mes klasė? Raskladas vadinam. Artėja, ne visi ten kažkaip. 10 kokių vėgelė turbūt gauna dar, nes dabar 3 mes pralašėm, tai apie 10. Tai jūs vėgelė ir Beniušis? Jo. Super. Nu gerai, super. Kaip neišbarsti. Как вам? We don't speak Russian. I don't speak Russian. Maybe they speak in English. Because I don't speak in Estonian. Yeah, English is good. Everything okay? No. On the first stage, ventilator broke. Okay. Yeah, so... But in second stage, I don't see any issue with the result. No, I just turned off the engine every time I stopped. So. Okay. And in the third stage, what happened that not the best time? I don't know. Maybe head is not there and confidence missing. But Okay. It's okay. But now... It's your record also. Okay, but now someone is missing the junction. It's everything okay? You do not, on the braking, you turn in the time and in third stage? No, went wide. Okay. But everyone who first time going this stage, everything make that mistake. I have driven it one time in in 2024. Okay. So much dust everywhere and Yeah, it is. But yeah. But okay. Stage okay. course and But, rally is long, so yes, of course. Okay, competition is good. See you later. Okay, bye. Tai va, tokios sakelės, sakė, ventiliatorius nusprogo, o daugiau, kai kur geriau, kai kur blogiau, žodžiu, ilgas rungtynės, sakė, atsigriepsim. O kągi, neatradišavas papasakas? Viskas šiaip gerai. O antro, kad užpūtė. Tai nežiūrėjom iš tikrųjų rezultatą ir taip, važiavom kaip važiuojas. Trečia, skani tą dulkių belekiek, ten to šuns daromo. Starte ar kur? Starte, jo. Paskui bėgiais per žemais, nu toks. Antram plyną iš vis stoja. O sankryžytės nepračiūdė? Ne, šiaip sankryžytė didžiuojasi savim. Aš irgi anksti dar prieš tą posakį pradėjau stabdyti. Pagal laikus ir matėsi, kad tu šitą dopą žinai. Vyriukai, aš jau dalį vakarą pasakiau. Jau šitas tai mano. Dalius man sakė iš tikrųjų, ką tu sakei. Tas ir žodis, kur negalim sakyti į eterį. Negalim. Ai, gal negalim. Užpirk dėdė. Tai bus verkiančių. Jo, viskas gerai. O šiaip daugiau viskas bus, ne? Labai smagu, iš tikrųjų. Dainuoja mašytė gerai? Kaip tas angina skamba? Netrak, tai ne. Geriausias ralys pasiteisins. Ne, viskas labai gerai. Šiaip važiuojam geriau negu galvojam, kad važiuosim. Irgi mes sakom, šiek radišaus, nieko savo po 2 dopų gaunam. Kai taip, tai draugas, dabar jau. Dabar jau. Ok, gerai, servisas. Tu tik pirmau, viskas. Ne, man įdomi ir ta kavytė irgi, tas mikrodyk. Tai dar jos bus, Laukiam, būtinai. Tai va, turim jau servizę, susirinkimą, atėjo fanai. Ką fanai nori pasakyti žiūrovam? Sėkmės, Giedriau, tau toliau. Žiūri jūsų visą laiką laidas. Na, ir kitiem rekomenduojat žiūrėti, ar ne? Be abejo. Na, tai linkėjimus kitiem žiūrovam. Linkėjimai žiūrovam. Tai va, tokie va jum linkėjimai. Taigi grįžom į servisą, peržėjau automobilį, keitėm galinį tiltą ir biškį turim niuansą. Galiniai celiam blokai nelaiko ir bando eit lauk lūpasi. Tai mechanikai viskas daro šaibas, kažką pritvirtinus, kad nepamestumėm.
jau šiuo metu esam prie grupė. Grįžo Saulis, mes turim problemų. Matot čia va. Nėra varžto, ten va yra varžtas. O čia nėra varžto. Tai galinis reduktorius laikasi ant nežinau, gal vieną, o gal ant 3 varžtų. Jeigu nori pasivažinėti... Čia būtų stabdžiai ar kaip? Ne, žiūrėk, va ir parodys. Čia reikia kurvą. Diržą. O, čia į priekį, čia atgal. O kam gaz? Ai. Va gaz. O pakelti? O, jau šitą. Taigi vadinasi šito vairuotojas, vadėliotojas. Vadėliotojas, ne? Kur ratai priekį ar gale? Kumbainas. Na, davai. Ką darysi? Ką nori padaryti? Nieko nori pasifilmuoti nori. Kitą kartą. Davai. Pala. Savo pagrindinį. Pala. O, važiuoja. Jeigu koks trūkdo, gali pakelti iš šono. Davai į priekį. Lemba galia vairs labai sunku įprasti. Na žodžiu, Krautera, atsiminkit, turi va šitokių gražių automobiliukų. Neutralkį čia diržaus įsikėm žodžiu. Galim gesint? Gesinam. O, vsio, lipam, sakė, užtenka. Lemba, nu žiūrėkit. Nu, Bobcat, Krautera. Naujas daiktas, papoliruosim ir bus gerai. Kuro išpilimas, užpilam kurą, važiavam dar kartuoti 3 greičio ruožą, tada važiavam į 5. Tai, žodžiu, 2 greičio ruožai dabar laukia, paskui dar lėtis miestinis. Biški autofraud buvo, čia nuotykiai prasideda, išsiblaščiau galbūt, nežinau. Atvarėme vieną posakį ir labai buvo vėžiai ir per greit gal atėjau ir galas atsirėmė ir apsuko priekį ir numetė nuo kelio, tai šokam tarp tokių, nežinau, kažkokių žalių ar koks ten per augalai, negaliu pasakyti, bet gerai, kad nevirtom, toks status bortas, tai užlipom ant to borto, šiaip net taip grįžom į kelią, biškį apgadinam automobilį, visas šūdinas, kaip sakyt, bamperį galinį sugadinam, biškį, bet gal nepamėsim, paklijavom čia. O, tai nuotykiai tebesitės, įdomu, kaip mūsų galinis tasai varžtas.
tarpai yra. Tai kas, važiavam 5 greičio ruožus. Praeitą greičio ruožą pralošėm Počkinui 30 sekundžių, tai tikrai ilgai prastojėm. Kol išvažiavam iš griovio, paskui kol apsisukam, dar atbulinį jungiam, tai dabar liktai vėl stabilizavomės. Viskas kaip ir bent jau su Andrėjom žiūrint laikus, tai pagerėjo, bet turim bėdą, nutrūkusią varžtą. Matot, galinis reduktorius kabo ore, tai daužasi, reikia važiuoti į servisą ir tvarkytis, kai su mechanikai spės ir sutvarkės. Tau patinka pamoikės? Pamoikės? Kaip čia iš Panevėžio išvertus? Kur prastas kelias ir daug garimų. Blemba, jo. Nu vienoj vietoj, tai ten būčiau, šitą vietą būtų reikėję meninių lyginimų, prieš finišą. Toks paleidau ir taip eina, galvoju, sukibo paskutinį momentą, tai žodžiu. Vienas gal biškį klaus kolas, ten prie medžio. Bet čia smagu, gerai. Gerai pralėki tą tokį. Blemba, dar buvo. Galėjau dar keliuose vietose tikrai dar. Startę sekundę, kažkaip pražiopinau. Ir tada biškį susinervinau dėl tuos pirmus posūkius. Prastai išėjau, bet viskas gerai. Laikas geras, kaip sakyti. Dar daug liko. Ralio ar ko? Ralio, jo. Na jo, visiems dar daug liko. Tai ką, pasirodo dar laukia mėsinis greičio ruožas, pusė asfalto, pusė žvyro, suksim aplink kitką, kur mes nelabai mokam sukti. Ir ką, tada tik tai servisas, tai bandykim išgyventi, tikėkimės, kad viskas atlaikės.
posūkio buvo 100 metrų, bet neužteko stabdymui ir kirtom į tas kitkas vadinamas, tai tiek su prieki, tiek su šonu šituo, tai iškart gadinam automobilį labai gaila. O kas buvo prieš tai, nes šiek tiek laiko irgi praradai nuo kelio buvom nulėkę ir grįžti reikėjo į kelią, paskui kol apsisukam, žodžiu, praradom pusę minutės. Tai planas rytoj bus tą persvarą susimažinti, net realybę. Bandysim iš tikrųjų, bet kažkaip šiandien labai neina kortą, tai tikiuosi rytoj geriau seksis. Žodžiu, miestinį greičio ruožą kaip ir laimėjom už DVD, bet kainavo tikrai nemažai, lempa, bamperis ir dar duris mano. Kalim iš šieno rulonus, tai dėžu, ar jeigu neišvertėm, tai baudos negausim, jeigu išvertėm, tai dar gausim ir baudą. Tai... Nu, tokias biški duris. Neočinį, kaip sakant. 38 tam. Tai va, žinai. Taigi negalim išsukti varžtą. Ką reikia daryti, kai neišsisuka varžtas? Reikia privirinti. Shit happens, kaip sakė. Rezumė tokia, nušokam nuo kelio, praradom pusę minutės, paskui, žodžiu, diena su nuotykis. Ačiū, kad žiūrėt ir iki rytojaus, iki tos serijos. Ate.